Tai labukas, sveiki sugrįžę į mano video vlogą. Iš tikrųjų, žinokit, nusprendžiau padaryti jums tokį mini video, nes mes, žinokit, išvažiuojame į kelionę. Tai dėl ko labai džiaugiuosi, toks įgavas, visiškai draugų pasibuvimas, realiai porai savačiukų, čia gaunasi 9 naktys, 10 dienų, kur mes įskrendam. Tai žinokit, jau ir laukiu, nes pas mus nusimato toksai gana ilgas sezonas renginių ir mes nuo gegužės 1 dienos iki spalio mėnesio praktiškai neturėsim jokių savaitgalių laisvų. O darbo dienom irgi dirbsim, bus tokias, gan įtemptas periodas, dėl ko irgi žiauriai džiaugiamės, tikrai čia nėra skundas kažkoks, bet pagalvojom, kad geras yra dalykas pasiilsėti, nes tada, kai tu pasiilsi, atsigauna kūnas, atsigauna mintys, tau žiūri ženkliai geriau sekas dirbti. Tai va, tai padarysiu tokį mini vlogiuką, galbūt tiesiog iš kelionės. Dar, žinokit, bairis, esu visiškai nepasiruošus šitai kelioniai, nes turėjau atšaukti labai daug vizitų, ką buvau prisibukinusi. Su darbais pavyko visiškai sustarti, tai mano komanda dirba reguliariai, kol mes atostogausim, renginių, vestuvių kažko nebus būtent šiuo intervalu, tai žiauriai fainai. Bet žinokit, ką atšaukiu, tai atšaukiu nagų vizitą, turėsim tokius, bet ką padarysi blakstieną. Bet ką padarysi, pas gydytojas svarbu vizitą persikėliau, bet viskas ok ten gavosi, kad galbūt pavyks susikomunikuoti online, o vėliau gyvai atvykti. Ir kitas dalykas, žinokit, bairis čia yra žiauriausias, nes man taip dažnai taip gyvenime nutinka, kad liko aš vizitą šitam periodontologę, gaunasi, kad dėl tų smegenėlę pjaustymo, kur yra, žodžiu, nesimato čia per kamerą, bet yra, žodžiu, dantenų perteklius. Tai aš taip laukiau mėnesį su virš, buvau įsibukinusi. Ir jūs įsivaizduokit, bairis buvo tame. Aš ir nesusakau, liko 1,5 mėnesio. Tada liko, sakau, už mėnesį varu pas periodontologę. Už ten liko 3 savaitės varu pas periodontologę ir dantukai bus gražesni. Ir tada liko 2 savaitės su biškiu ir aš taip, vau, balandžio spiegas bus balandžio 2 ir mes jau net žvengiam iš to mano vizito. Ir ta prasme, liko vos kelios dienos ir aš turėjau atšaukti vizitą, nes nusipirkom kelionę. Ką galiu pasakyti? Man labai dažnai taip nutinka. Tai va, aš tiesiog turiu, žinokit, geriau nieko nelaukti, kad vėliau taip nenutiktų. Labas rytas, bandau pasidaryti prie kompo darbus. Šiandien tai, žinokit, laukia stipri diena. Mano spinta, tai dabar atrodo maždaug taip. Realybė. Visą laiką pramiegau 2 valandas ant sofos, atvarė draugai, jie tiesiog su manim buvo, kol aš miegoju. Draugė. Jau panikos ataka. Tuoj pabėgs. O, Jėzu, bet kodėl tokie storunkos? Gali. Beveik baigta. Čia tikrai kaip svarkyti likusius dalykus. Išdėkojate. Nežinau, kažko nereaguoja. O, mes žinom, kiek tu sveri. Kudutė. Manai, kiek svers lagaminas? 17. 17? 14-17. Ar nesi kiek manai, kad svers lagaminas? Mano ranka dar neišlavinta. Manau, 2,5. 2,5? O, tai viršis jau. Manau, 2,5. Nu gerai, dedam. O, va šonį jo, aha. Patrauk rankytės. Oi, tai čia iš vis nedaug. O, Jėzau, gali viską vežti. Dabar mano meilė. Nes į mano niekas netilpo. Gerai, man štai palauk mano škelsti. Aš esu sudėsiu škydas. Gal čia mano dalykas? Duok čia dega. Irgi turi jėgų. Palabas kažkas aš sėkščiu. Reikėjo. Jau čia tikrai labai nepadarysiu. Eik, tu, mano sugas sunkiau. Va, atvarėme Vilnių. Su prioričiu, seniukas. Čia vajatas. Aš prisiekiu, kas tau ten, tau pas mane ten vos keli rūpai sudėtų. Dieve, mus turbūt deportuos, aš taip galvoju. Pažiūrėkit, kokius akinukus. Lembo, kokie gražus, bet dabar uoruose tikrai neprisakiniu.
Bet aš jau vilioju, mane vilioja tikrai šitas pasiūlymas. Stengiasi skambos, draugai. Sorry, draugė, vagai vis tavo babytės. Na, kaip lyja. Šiauriai lievas oras. Wow. Jau kylam. Žodžiu. Tai mes dabar kaip jūras apsižiūrėti šiaip mūsų visas apylinkės, kaip viskas atrodo. Pasimaudyt, pasideginti. Ir svarbiausia, sveikti. Svarbu nenudegti. Turime SPF-o. Labai tikiuosi, kad nepasikartos scenarijus, kai buvo mes Šrilankoj ir tiesiog buvo kūnas, atrodo, nėrėsi visoda. Nes taip persvilo, kad wow. Ne? Taip, pritariu tau 100%. Kaip akmenukai atrodo. Atėjo prie mūsų konsultantas ir siūlo 2 papų implantus. Už 1000 eurų ir už 500 eurų. Tai įsibandėm. Tai kuriuos, Kamilė, norėtum įsidėti? Gal didesnius tuos? Nu, bet biudžetas, žinok, tik 500. Nu, tai mažiau deda. Deda mažiau. Mes ir žiūrėjom regaliavos nenunešė. Susiradom draugų. Tai Mara papasako, kaip jisai turi 2 žmonas. Tai tos abi žmonas yra skirtingų atstumų. Viena žmona yra čia, o kita iš 200 kilometrų. Tai su viena praleidžia 2 savaitės, su kita 2 mėnesius. Nu, žodžiu. Mes turime tokį outfituką, šiek tiek kauponiškas, bet labai patogus. Wow. Your shop so popular. She's TikToker. Wow. Bet į tą kepurytę, klausyk, jau čia kokią nusičiupęs. Okay. Aš Parodyk. buvau čia pusę dienos ir aš pajaučiau tą egiptietišką dvasią, pajaučiau savyje piramidės. Ta prasme, mums jau visą prezentaciją sukūrė čia su viskuo. Su televizoriu, visko, kad tik tais nusipirtume kelionę. Oi, geras, plemba, negaliu, žinokit. Žvengiu, čia taip rodė visą žemėlapį, kaip kokią geografijos mokoj. Nu. Let me, please, I give you information what I have and you do what you want. I don't want to stress you. This is with another people, okay? Mums parekomendavo šitą molą, tai sakė, visi apsižiūrėsim, kažkiek gero yra. Gan didelis. Prekybos centriukas. Ten kažkokiu nesąmonį čia nusipirksim. Visą laiką, kai važiuoju kažkokią tam tikrą šalį, visą laiką žiauriai dievinu nusipirkti jų vietinėse parduotuvėse. Ir taip, jeigu būtų virtuvėlė, tai žinokit, jau pagalvočiau, ką aš čia galėčiau pagaminti. Pasiėmiau tokį va hazelnut. Jisai toks nieko atrodo. Labai pigus. Tiesiog čia mano ekskursija. Po vietinių parduotuvės pasivaikščiot. Paskutinė kelionė, kurioje buvau, tai buvo Italija. Tropėjai, mes buvom savarankiškai važinėjom. Draugė, kaip sigandau. Seka mane. Tai žodžiu, paskutinį kelionę, tai mes ten, o dieve, žodžiu, per 3-4 kažkur miestus važiavom, tai žodžiu, vis turi vaikščioti po parduotuvėlę. Tai žiauriai man patinka čia. Pažiūrėkit, taip jis taip pateikti sausi pusryčiai. Į tokius, va. Ne į maišelius, kaip pas mus yra, bet į tokius. Kokia gerulėje. Original ar ne? Irgi fake. Ačiū, kad ir man pasakė. Nu. Čia yra taip, kaip ir Nu. Kaip? 10-10. O tau meilė? Aš tai vienas. Man viskas gerai, bet tas kapučinį ledų papas taip eina. Aš šiaip prisižadu vieną savo draugą. Iš šitos grupės. Belia kaip skanas. Geras. Ir
rytą startuojame su pusrytėliais, bet žinot, kokia žiauriausia yra bėda, kad mes, ta prasme, su Karina tai atsikėlėm, o bernų niekaip neprikėlėm. Laukiam Satalanos dainos iš taksisto. يا دول قبل وشيت انا جوايا حته نضيفه خدها ارميها في اي حته نفسي اقطعها نشفه انا قفلت الدكان Labai, žinokit, smirda čia žuviu. O Ernestas žiūri nemėgsta žuvies. Mažyčių. Žinot, kas yra žiauriausia, kad mes važiavam 10 minučių ir čia yra uždaryta. Ir mes vis dar esam antrą dieną šitoje kelionėje ir mes su draugai neturim jokios nuotraukos. Baisu, čia moterim yra baisu. Aš galiu padaryti man. Jo, bet štok seno neturim kur prie stulpo atsidarytis. Manau, kad praleistumėt čia. Pavyzdžiui, per čia. Karina, tai praleistų tikrai. Per čia tu netelpum jau, ne? Mažiai mes tą kelsim į viršų. Bet čia tik mūsų blogo draugams yra. Ne, neuždėsim. Labai gražus pastatas. Ar aš papilnuosiu. Neduosiu. Tai vat, galiu pasakyti, kad mes per tvorą matom, kad yra labai gražu čia. Tu čia nori nuotraukų? Žiūrėkit, kokio gražumo yra parduotuvytė. Kaip kokia paroda atrodo. Bulvės, net pažiūrėkit, kaip gražiai sudėtos. Už, ta prasme, 2 blynus mes mokėm 3 eurus. 2 eurus 30. Jo, o šitas kainavo, Fanta tokio dydžio kainavo 30 centų. Aišku, bet kai tualetų pasinaudojau 2 eurų kainavo, bet šito Kainavo tualetas. Bet žiauru, žinokit, wow. Išbandyt, ar tai yra 2 eurų vertės blynai. Man atrodo, mes apsinuodysim. Gerai, pradedame nuo chicken. Jūs tik pasižiūrėkite. Chicken aliuli, chicken mabrata salala. First bite. Šiaip atrodo, tai skaniai. Negaliu patikėti, kad 3 eurus už šitus abu sumokėjom. Kaip mėsas. Skanu? Atrodo skaniai. Atrodo paneigdarė. Tiek, kad aš dar padaguoju, man. Duok man paragauti. Paragausiu. Wow! Ne tiek, čia daugiau viskas. Valentai? Dabar jau aš noriu, aš irgi noriu. Bet ateik parodyk. Tu nori? Wow! Please. Please. One minute for photo booth. 1 minute. Okay, no problem. Maybe he's Egyptian man. Excuse me. Ta prasme, dabar 30 laipsnių jis susistriukė. Kodėl jis susistriukė? Very nice. Ne, jokių čia nais, mes šitų dalykų tikrai nepirksim. Saudi Arabia. Are you sure? Kodėl čia visi nori fotkintis? Aš į vlogą keliu. Ok. Žiūrėk, gal bučkį dar duos? Kiek daug kalijanų yra? Slovenija. Žinokit, mes šitoje kelionėje, tai esam iš Slovenijos ir Kazachstano. Amerika ir mūsų Bulgarija dar. Ir... Aš duodu 100% kad mūsų vairuotojas apsinešė. Bet tas belia kaip man. 1 minute. Flash. Na gerai.
Very nice driver. Driver mafia. This Moscow. Aš esu mafija. Parodykit jam tikslo adresą. Jo, nes čia Nes mes tai važiavom iš ano galo iš čia. Čia mūsų buvo paskutinė stotelė. Čia buvo labiau šildomas. Bet čia yra gaivus vanduo, meilė. Nu, nei ekete tikrai lipi, seniukai. Bet tikrai gaivinantis, atsigavau, žinok. Taip. Darau, žinokit, šitą vlogą jau mūsų. Galvoju, nežinau, svarstau, ar daryti antrą vlogą, nes varysim ir Luxorą, ir piramidės. Tai dar nei karto gyvenime iš tikrųjų nematėm piramidžių, tai buvo vienas iš tų tokių, kur reikia padėti. Čia, nu kaip nematyti piramidžių. Tai žodžiu, tai galvoju, gal padarysiu vlogą, o gal ir ne. Tai pasižiūrėsim pagal nuotaiką. Tai ačiū, kad žiūrėjot, galite parašyti, kas jums patiko, ko norėtumėte daugiau, nes visai smagu tas atgalinis ryšys. Tai bučkiai!